Naujienų gerų mažai. Frontas turbūt paskutinius metus nuosekliai trupa, ukrainiečiai atsitraukinėja, palieka pozicijas. Ta situacija yra labai sudėtinga, nei šiek tiek deguonies gauna, kai kas nors ateina gynybos paketas, papildomas pagalbos. Jisai išnaudojamas vėl iš naujo. Tai taip, kaip mes dabar esam tokioje situacijoje, kaip vakarai, kaip Ukraina, tai nėra laimimas karas. Mes turim pasakyti tiesiai šviesiai, kad geografija, kurioje tu gyveni, ir yra ta politika, kuri tu vedi. Kai ukrainiečiai įgijo jūrinius, pradėjo gamintis jūrinius dronus ir gavo tam tikras sistemas, raketinės sistemas, kurios leidžia taikytis patogiai ir pasiekti jūrinius taikinius, iš esmės kiekvienas jūroje judantis karinis objektas tapo potencialiu taikiniu. Ir rusam tai buvo visiškai aišku. Jie išplaukė, gal pavyks, gal nepavyks. Nereikia numušti kiekvieno rusų laivo, nusiųsti jo paskui tą pirmą. Bet tiesiog jie žino, ir jie dabar visi yra užsidarę, užsibarikadavę ir bijo pajudėti. Ir tai yra šiaip strateginė pergalė. Pasidėkit žemėlapį ant stalo. Ir pasižiūrėkit. Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė yra jūrinė imperija. Su dvigalvis slibinas, kaip aš kad sakau. Ir pasižiūrėkit, kur jinai šiandien bando nustatyti savo ribas. Rusija yra sausumos imperija, čia net ginčio nereik vesti, tai yra 1000-metiai. Na, mažiausiai 400-500 praktiškai na imperija yra. Tai jos reakcija į tai, kad tu praktiškai pažeidėjai pusiausvyrą geografinę prasme Europai. Ir nukeliavai ten, tais gražiais žodžiais, šnekėdamas, kiekviena tauta turi teisę prisijungti prie to, prie ko ji nori prisijungti. Nėra taip ir niekados nebuvo. Tai kai pasižiūri tą, puikiai supranti, kad jūrinė imperija pažeidė pusiausvyrą, dar kartą kartoju, Europai. Sausumos imperija nebeturi kur trauktis. Vyksta tai, kas vyksta. Mūsų pagrindinis tikslas yra koks? Kad šitas karas prieš Ukrainą būtų paskutinis Rusijos imperinis karas. Idealistinis tikslas galbūt, bet tai ko realiai, dėl ko mes apie tai kalbam, dėl ko mes remiam, kad tai būtų viskas. Ar ne? Ir jeigu Ukraina pralaimi, tai mes suprantam, kad tai ne viskas. Jeigu Ukraina laimi, arba taip, kad Putinas negali toliau tęsti, bet super dėlių nuostolių, mes tada tą traktuojam kaip pergalę ir jau tada yra situacija, jinai yra stabilesnė. Anglosaksų civilizacijos, tai man sakys, kad tokios nėra, o aš sakau, kad tokia yra. Tai yra priklausantis jūriniai imperijai, kuri sukurta ir kurios centras vis dėlto kaip galios centras yra Jungtinės Amerikos valstijos, o kaip smegenų centras yra London City. Tol, kol jūrinė imperija neatsitrauks, tol šitas karas neužsibaigs. Ir ne tik Ukrainoje, jis visados, tas karas turės grėsmę išplisti į visą Europą. Europa yra krizėje. Tokioje krizėje, ko gero didesnėje krizėje, negu buvo COVID. Rodo Putinui, kad mes esame desperacijai. Mes skubam, mums reikia. Nes visi pavargo, visi nori greičiau to karo pabaigos. Mes maitinami esame iš tos London City rankos. Todėl mes ir griebėmės perdėtai, kvailai ir taip toliau ir panašiai. Kol mes patys nepradėsim mąstyti, nieko nebus. Vėl mes kūriam naratyvus, kūriam antraštės, džiaugiamės viešųjų ryšių pergalėm, o žmonės žūsta realiam kare nuo realių kulkų, nes neturi realios apsaugos. Atotrukis tarp naratyvo ir realybės, tame atotrukyje kuriasi nusivylimas. O galutinė variantė bus špyga taukuota. Visi prašėm, ir ministrai, ir per pareiškimus, Europos parlamentas, Seimas, duokite ataką, duokite to trumpo nuotolio raketų, nes atakams yra trumpo nuotolio raketos, kurios leis sušaudyti bent jau 300 km. Nes mes vadinam ilgo nuotolio, bet tai nėra ilgo nuotolio. Trumpo nuotolio. Bet kad leis sušaudyti. Ir tada parašo ukrainiečiai. Gavom 11 raketų ir be leidimo šaudyti per sieną. Raketos yra brangios, jų reikia daug ir jų didelis kiekis veikia ir kaip atgrasimas. Tai mes įsivaizduojam, kad tai yra, menknikis, kas čia, kas tas yra patranko, pastačiau tai ir šaudo, laiks to laiko, tik spėkdamas ją kimš, svarbiausia, kad švedinių būtų, nėra. Putinas yra sustabdomas per jėgą, jokio kito scenarijos aš nematau.
ar ta jėga yra Ukrainoje, geriausia, kad tai būtų Ukrainoje parodyta, kokia nors forma, nesvarbu politinė, diplomatinė, karinė. Reikia labai realiai vertinti tai, ką mes galim, ko mes negalim ir nespardyti meškai toliau į subinę. Meška atsisuks. Jin jau yra atsisukusi iš dalies. Poligonus ir karinės technikos, paruošimas smūgių iš rytų, vadinam karinių turizmų. Durnių, ką pasakyti, durnių ieškoti pas mus daug nereikia, mes visi labai maloniai esam tokiais, norim būti. O štai Lenkija 4% BVP, man dabar užsisako 1000 naujų tankų. O čia tada jau įmonė gali pasvarstyti, kad matyt reikia naują liniją statyti. Bus darbo, bus užsakymų. Jin turi geopolitinį svorį šiai dienai, bent jau Europoje, tam objektų, sakykime, sandėlyje. O mes su jumis ką turim? Konservatoriai bus labai toli, rinksis naują pirmininką, diskutuos apie klaidas ir ruošis kažkokiam kitiem ateities pergalėm. Klausimus atsakinės šitą vyriausybę. Atsakinės prezidentas. Mes galim, aišku, būti, betgi nesu, atleiskit, Gabrieliaus Landsbergio pasimastymais. Ne tai, tarnaujam mes, atvirai kalbant, visiškai tarnaujam svetimai jėgai, kuriai yra svarbu atsisėsti už naujo pasaulio padalinimo. Eilinį kartą sakau, jinai stalų. Mes esame vienintelė valstybė, kuri turi atvirai antisemitinį veikėją ir jo jau po kaltinimų sukurtą politinę jėgą valdančioje daugumoje. Lietuvoje vyriausybė sudaryta koalicijos, kurioje yra Konstitucinio teismo patvirtintas sistemiškai antisemitinius pareiškimus kalbantis žmogus. Palaukit, tai nėra antisemitizmas. Tai yra antisionizmas, tai yra du skirtingi dalykai. Antisionizmas tai yra prieš, sakykime, Izraelio valstybę. Tai ne prieš tautą, ne prieš semitus. Bet o žydai nėra vieninteliai semitai. Šitų, kalbinės arba, sakykime, kultūrinės srovės, atstovai. Jų yra kur kas daugiau. Todėl, jeigu taip kalbėt, bet tiek to. Aleliuja.